Kalbant apie jūsų asmenybę, jūs esate pakankamai naujas žmogus politikoje, naujas veidas, todėl įdomu suprasti ir jūsų tokį politinį portretą. Tai pradėčiau turbūt nuo to, kad kokios yra jūsų politinės pažiūros. Aš esu socialdemokratų partijai, tai mano tas požiūris socialdemokratija tai yra toksai, kad kai kurias valstybės sritis yra daug efektyviau valdyti, kai tokiu socialiniu pagrindu, solidarumo pagrindu, sveikatos apsauga, švietimas, tai yra tikrai geriau, kai visa visuomenė jas finansuoja ir visi nepriklausomai nuo pajamų gali gauti pakankamai aukštos kokybės švietimo paslaugos, sveikatos apsaugos paslaugos. Manau, kad tai ir yra socialdemokratijos pats pagrindas. Gerai, man taip, pavyzdžiui, man įdomu būtų, aišku, Pancevas to neklaus, bet gerai. Super, labai daug kas to sutinka. O ar demokratija svarbu, ar moralė politikoje svarbu? Tipo, jeigu tu turi šitas vertybės, kur tu pasakėjai, kaip čia jis pasakė, aš net kartuosiu, tas socialinis pagrindas, okei. Gerai, jeigu partija turi šitas vertybės, bet jie kanibalai yra, valgo vaikus. Ar tu būtum toj partijoje, ar tau priimtina? Ne, sakytų ne greičiausiai. Gerai, jeigu jie genocidą vykdytų prieš, nežinau, ten totorius, aš nežinau, whatever, prieš kažką, žinai. Greičiausiai irgi nebūtum. O jeigu naikina demokratinius principus, eina į koaliciją, meluoja visiškai visiems, eina į koaliciją, jokios moralės neturi, eina į koaliciją prieš savo pažadus su išdavikais, Lietuvos antivakseriais, tipo, visą gali vardinti ir vardinti dieną ir dienos. Čia viskas zaibys yra. Tai žinau, kad aš bibidėjau ant tokių politinių pažiūrų, socialdemokratiškų, kurios gali būti tokioj partijoje ir visą tą pateisinti. Aš bibidėjau ant tokių pažiūrų. Jos nevertos nieko yra tada. Jos nieko nevertos. Vien tą, kad pasakyti, kad čia socialių pagrindų reikia. Kur tada nauja partija, I guess, kuri tą turės ir nebus teroristai, aš nežinau. Vien tas pasakymas yra tiesiog apgailėtinas, jis neiliustruoja nieko, kas mums realiai svarbu turėtų būti politikoje. Šitos vertybės yra gerai, bet šalia to turi būti, mes demokratinį norim gyventi, jo? Nes tas pačias vertybės, komunistai būtų pasakę tos pačias vertybės. Literalus Rusų imperija, turiu menį Sovietų sąjungo komunizmo, tos pačias vertybės, socialių pagrindų ten paremta jo. Lygiai tą patį sakinį pasakyti. Bet kažkas daugiau dar šalia turi būti, taip, pavyzdžiui, sakau, demokratija ar kažkas, bet to tai nėra šitoj jobanoj koalicijai. Bet jam pohui, tai okei.